Sveiki, esu Gertrūda, tai yra mano pirmas video vlogas, kurį aš kuriu namuose. Ir man 12 metų, gyvenu Kaune. Nežinau net ką papasakoti apie pirmą savo video vlogą. Maniau gal man pakalbėti apie filmus. Bet paskui pamaniau, kad labai daug šnekėti reikės, net filmų išskirstymai yra labai daug jų, tiksliau tų filmų. Visų tų dalelių yra labai daug jų ir jeigu aš šnekėsiu apie juos, aš truksiu čia 15 minučių su viršu. Taigi aš pagalvojau, kad man reikia kurti vlogus apie tiesiog parduotuvės, kokios man labiausiai patinka ir ant pačio galo jūs parašykite į komentarus, kokios jūs parduotuvės labiausiai patinka. Ir tada pažiūrėsim, kokie jūs esate. Kokie aš? Gerai, mėgstamiausia parduotuvė turbūt bus mano Rezerved. Ji yra Akropoly. Aš, kaip žinoma, gyvenu Kaune, tai į Akropolį važiuoju dažnai. Ir Rezervedas yra mano mėgstamiausia, kaip ir. Daugiausiai daiktų aš iš ten turiu. Toliau gal antroji vietoj bus New Yorkeris. New Yorker yra daug fainų daiktų, bet nelabai daug turiu, bet labai faina parduotuvė ir mano antroji vietoj mėgstamiausia. Trečioji vietoj gal bus Zara. Zaros maikučių daugiausiai turiu. Kokį keletą ten paltų neturiu. Nes dažniausiai pirkau kokiam Rezervede. O maikutės dažniausiai Zarai būna akcija, tai pasiemu gal. Toliau, kokioj ketvirtoj vietai bus tas Taco Fashion. Taco Fashion turi daug rūbų. Turiu gražių rūbų, žinoma. Labai daug gražių rūbų turiu. Kurie bent jau man patinka, gal jums nepatinka, gal man patinka. Daug rūbų turiu taipogi iš Anglijos, aš nežinau iš kokios parduotuvės, nes man jos pavežė. Batai mano dažniausiai perkami būna... Kur mano batai perkami? Kokioj Deichmane, arba toj Žygio batai, arba kokioj, tai dar kokioj parduotuviai, kurios aš neprisimenu dabar. Ir... Taip, džinsus aš perku dažniausiai būna Taco Fashion perkami, bet nusipirku Zaroj ir Rezervede. Kokie šalikai, kepurės, visokie šitokie dalykai perkami šiaip kokioj parduotuvėj, Maksimai pavyzdžiui. Taip, Maksimai yra daug gražių daiktų, bet ne visi gražus labai, kuriuos aš pirkčiau. Visokios ten pastos, tie visi daiktai į higieną sueina, tai Maksimoj. Ir kaip ir visos mano mėgstamiausios parduotuvės pasakytos pradžioj, jūs pasakysite savo mėgstamiausias parduotuvės komentaruose ir ką aš tame vlogą dariau ne taip, tai taipogi pasakykite komentaruose. Gal aš pasitaisysiu, gal aš ką nors ne taip pasakiau, gal jums ta parduotuvė, kuri man nepatinka, jums patinka, gal norite, kad jūs pavyzdžiui paminėčiau savo vlogę. Taipogi galima taip daryti. Aš galiu bet ką padaryti. Bet ką. Tik aišku, nenusižudyti dėl kažkokio šūdo. Ir, ką žinau, susitiksime kitam vlogą. Taipogi vlogus kursiu kiekvieną savaitę po vieną vlogą. Ir vlogų temas, sakykite, maldauju jūs sakykite, nes aš ne visus sugalvosiu. Tai iki.